Tai yra moteris, jos riboja mano turinį YouTube. Aš nuėjau prie namo. Aš pamačiau, kad tas namas yra nenudažytas, bet renovuotas. Aš nuėjau prie to paralono, netyčia paspaudžiau pirštą ir pamačiau, kad tas pirštas sulindo į paraloną. Tada išsitraukiau telefoną, pakreipiau jį horizontaliai, pradėjau filmuoti. Ir tada, kai filmavau, aš pamačiau, kad tas paralonas iš viso, aš suprantu, kodėl aptvėrė Šeškinės vidurinę mokyklą. Šeškinės vidurinę mokyklą Maironio progimnaziją atvėrė ne todėl, kad ten vaikai jau būtų saugus, o todėl, kad neišluptų viso to paralono, supranti, Vilnius darosi kaip Kaunas, tai yra nauja statyba, Vilnius yra jau kaip Kaunas. Tai yra valdžia. Tai yra valdžia. Jos valdo Sodra, o Sodra iš manęs atims pajamas. Moteriškės ant manęs užsiundys vyrus ir socialinės tarnybas. Ir gal net policija, pareigūnus. Policija ginti, saugoti, padėti. Man bloga. Aš supratau, kad mane kaimynės apgaudinėja šiandien. Man reikės kitą savaitę valyti. Sako, ne, tau dar toli, pasirodo jau mano eilė, iš ten niekas man nieko nesako, nei viena iš tų kaimynų. Kodėl aš iš viso turiu valyti tą bendrabutį? Aš esu žydas. Man Karolis pasakė iš ligoninės, kad aš esu žydas. Aš esu žydas, nes aš esu tamsus ir ruduokiu. Aš esu Rusijos gyventojas. Mam, aš esu Rusijos gyventojas. Aš ne iš Afrikos, ne iš Azijos. Aš esu Rusijos gyventojas, aš esu Rusijos pilietis. Aš nenoriu turėti Lietuvos pilietybės. Aš noriu turėti Rusijos pilietybę, kurioje būtų parašyta, kad aš esu, toks ir toks. Bet lietuviškom, latiniškom raidėm. Aš nenoriu būti Lietuvos pilietis. Ukrainos karą suplanavo Lietuvos moteris, tu įsivaizduoji? Ukrainos karą suplanavo Lietuvos moteris. Aš duodu 100%, kad tai yra Lietuvos darbas. Minskas yra Kazanij, Kijevas yra Stanui, Maskva yra Amerikoje, Maskva tai yra Amerikos sostinė, tikroji. Tu supranti, kad karą turėjo suplanuoti lietuviai. Lietuvos Respublika kalta dėl karo Ukrainoje, nes tai liečia 5 ar 10 tūkstančių metų. Per 5 tūkstančius metų lietuviai nurodė, kur pastatyti tas gamyklas. Lukašenka yra Lietuvos draugas. Lukašenka yra draugas. Aš mačiau, koks jis asmuo, jis nieko nepadarė. Lukašenka yra neįgalus, nes jis yra vyras, supranti? Lukašenka yra vyras, jis yra neįgalus. Jis yra labai geras žmogus ir aš tikrai jo esu sužavėtas. Aš kai galvoju apie Lukašenką, man širdį gera. Aš myliu Lukašenką. Bet tos moteris, Svetlana Cichanouskaja, yra pavyzdys, kokios moteris suplanavo karą Ukrainoje. Tai yra Lietuva. Nes Lietuva yra viena iš didžiausių tarp vakarų Europos valstybių. Lietuva yra didelė šalis. Ir Lietuva administruoja teritoriją šiaurės rytų Sibire. Tai yra teritorija didesnė nei Amerika ir didesnė nei Baltarusija. Lietuva yra didesnė už Baltarusiją, bet ne ta, kuri Europoje, o ta, kuri yra Azijoje. Lietuva yra didžiausia Šiaurės Azijos šalis. Suprantam, Ukraina tai yra Dzūkija. Ukraina tai yra Dzūkija. Kijevas yra Kazachstane. Visa tai yra melas. Maskva yra prie Ramiojo vandenyno, ten 100 km iki Ramiojo vandenyno, supranti? Aš manau, kad mūsų valdžia nusprendė pademonstruoti pasauliui, kur mes gyvenam. Ir užpuolė Ukrainą ne tam, kad kiltų karas, o kad žmonės pamatytų, kaip blogai gyvena mūsų Rusijos federacijos gyventojai. Europa ir visas pasaulis po 20 metų virs ledynų. Po 20 metų visa planeta bus ledynas. Ledynas tai yra planetos gyvenimo pabaiga. Ir aš žinau, kas yra Jupiterį. Jupiteris yra ledynas. Tai yra Žemės planeta Jupiteris. Ir dabar jis yra ledynas. Jupiteris yra ledynas. Aš noriu pasakyti, kad mūsų planetų niekas nepadaryta. O Ukraina yra pavyzdys, ko verta mūsų planeta. Tai yra lūšnynas. Ukraina yra lūšnynas.